ruošiasi. Šitoj daly mes kalbam apie tai, kaip mes vystome Zinzino verslą, kokios yra svarbiausios dalys, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai iš karto ir pradėkime nuo to, kad kai startuojate, labai svarbu yra turėti tikslą ir labai aišku paveikslą, ką jūs norite pasiekti. Ir per kiek laiko yra tokia knygutė Express Start. Joje yra visą tai aprašyta toliau detaliau, kokios dalys yra to tikslo užsibrėžimo. Man šiandieną yra svarbiausia, aišku, keli dalykai, apie tai paminėti, tai labai tolimas ilgalaikis tikslas, tai kryptis, bet pasakyčiau. Kaip aš sakau, ant švyturio mes užplaukusio laivo turbūt niekada nesam matę. Bet švyturys rodo kryptį. Va ta kryptis yra labai svarbi, nes vieni žmonės pasirenka meluoti ir kažką daryti tokio, ko kiti žmonės visiškai netoleruoja ir nedaro. Tai mes šitoj krypty mes skatiname, kviečiame žmonės sakyti tik tai tiesą, dalintis tikrais potyriais, naudotis tikrą medžiagą, kuri yra oficiali ir tiesiog perduoti kokybiškai žinią kitiems žmonėms. Tai dabar ir tai yra jau kryptis. Ir toj krypty, po to mes šiek tiek panagrinėsim, kokiu mes tikslus įsibrėžėm. Bet antras dalykas, tai yra per pirmasias 30-60 dienų. Ir tai yra labai svarbus tikslai. Ir po to galbūt suprasime daugumą iš mūsų, kodėl tai yra taip svarbu. Tiem, jeigu dar trūks informacijos, mes galėsime pagilinti tas žinias. Dabar, kai jau tikslas yra užsibrėžtas, visa kita yra tik tai to tikslo siekimui skirtos papildomos priemonės arba palengvinimai. Turėkite omeny, nes kai kas pamiršta tikslą ir daro tai techniškai, tiesiog kaip kažkokios tai užduotis, kurios neva tai, bent kaip bendram išsilavinimui vos ne. Visiškai kitaip žmogus daro kažkokią užduotį, kai jis žino, kokiam tikslui jinai skirta, visai kitaip daro, kai tiesiog gal kada prireiks. Tai visos tos 100 vardų sąrašas, dėl to, kad tikslas, jeigu tai būtų taip ypatingai paprasta, tai tada dauguma žmonių jau būtų tapę milijonieriais o milijardieriais. Reiškia, kad tai nėra taip labai paprasta. Taip, kad mes turime žiūrėti tai labai atsakingai ir tai daryti atsakingai. Tai yra parašyta mums, ne kam nors kitam. 100 reiškia 100 arba daugiau. 100 tai nereiškia 98. Nes kažkas susirašė 98, pas kitą jau 60, pas kitą 30, pas kitą 5 žmonės yra sąraše ir jisai galvoja pastatyti verslą. Tai 100 yra 100. Toliau iš jų atsiskirti tuos žmonės, kurie yra potencialūs klientai, potencialūs partneriai. Dabar, jeigu jūs atversite Express Start knygutę, kiekvienas žmogus startuojantis turėtų atsiversti tą knygutę. Ir čia tai, ką aš dabar pasakoju, štai yra viskas išvardinta. Kokie yra jūsų tikslai ir toliau yra puslapis nurodytas, kur tai yra detaliau kalbama, toliau yra veiksmų planas, yra parašyta, kad ir 100 vardų sąrašo reikia ir kad 10 ir 10 reikėtų atsiskirti žmonių, kas bus pirmieji klientai, kas bus partneriai. Toliau, suplanuoti susitikimus, vieniems tai gaunasi vienas juokas, o kitiems reikia šiokio tokio apmokymo. Bet anksčiau ar vėliau mums visiems prireiks šiokio tokio apmokymo. Nes rezultatai iš patirties būna geresni, kai mes naudojamės gerą patirtim, o ne patys bandom atrasti iš naujo dviratį. Toliau, pateikimas informacijos, jūs jau pirmoji daly matėte, kaip mes kalbėjom apie ką mes iš viso veikiam. Ir po to, jeigu reikalinga, mes papildom tą informaciją, pagilinam. Dabar antras pasimatymas. Su kai kuriais žmonėmis mes turim ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą. Viskas priklauso, ką jūs pirmam pasimatymą veikiat. Jeigu jūs bandot per vieną kartą viską išsiaiškinti ir jau iš karto startuoti, tai kartais antro pasimatymo gali ir nebūti. Bet jeigu jūs iš viso pirmą kartą susitikot, net apie jokią prezentaciją, net nieko kalba, jūs tiesiog pabendravot, sužinot, kaip žmogus tas laikosi ir ne dėl to, kad jūs būtumėte
nebūtinai jam verslą siūlyt norit, bet dėl to, kad šiaip jisai yra jūsų draugas, jūs norit su juo pabendrauti, prisiminti, atsinaujinti, ką jisai veikia, kaip jisai gyvena, kaip jisai jaučiasi. Tai va, galbūt pirmas kavos pagirimas ir nuėjo visas valanda, tai jūs tiesiog pabendrauti. Galbūt, jeigu buvo malonu, smagu, tai tada yra pagrindas susitikti antrą kartą. Jeigu buvo labai nemalonu, galbūt mes ir nesustiksim daugiau. Bet jeigu buvo smagu, tai tada mes vėl galim pakviesti tą žmogų pasimatyti. Ir kai jau baigsis temos, kartais tas žmogus pats paklausia, o ką tu veiki, jeigu jau perinam iš draugystė, yra draugystė, bet jau po to perinam prie to, ką mes veikiam ir kuo mes vienas kitam galim būti naudingi, tada jau toj susitikimo daly ar kažkaip tam susitikime mes galime jau pradėti kalbėtis apie tai, ką mes veikiam. Ne? Ir toliau laikytis sistemos. Laikytis sistemos, tai vėlgi parodysiu, ką tai reiškia. Mes turime daugiau nei vieno tipo mokymus. Yra visa struktūra, kaip mums tapti sėkmingais ir būtų gerai su juos susipažinti ir juos naudoti tą struktūrą. Ne? Nes tai yra svarbu. Gerai, dabar grįžkime prie pirmo punkto. Tai koks yra tikslas? Na, ilgalaikė kryptis. Viena vertus yra misija. Mes siekime, kad žmonės turėtų subalansuotesnę mitybą ir su tuo susijusias gerus poveikius. Kai šiuo metu dauguma žmonių turi nelabai gerai subalansuotą mitybą arba labai prastai subalansuotą ir arba jau patiria pasiekmes arba dar patirs. Tai vat, čia toks ilgalaikis misijos tikslas, bet kartu su misija mes turime suprasti, kad jeigu jūs darote misiją ir už tai negaunat pinigų, tai yra vadinama labdara. Yra ir tokia veikla, ir daug kas ją daro. Ir viskas gerai yra su ta veikla. Bet mes visi turime apsirengti, pavalgyti, nuvažiuoti, pažastogauti ir taip toliau. Ir čia jau yra verslas. Ir verslas tai yra ta vieta, kur jūs tikitės atlygio, tai mes turime suvokti, kad atlygis tęsiant šitą veiklą turėtų pasiekti tokius mastelius, kokie mums yra reikalingi. Jeigu jūs pasižiūrite į savo darbo vietą ir nusprendžiate, kad jūs norite ir gražaus namo, norite ir pakeliauti, norite ir galbūt mašiną kažkokią tai turėti ir gal dar kažkokių tai rezultatų ir su vaikais būti ir laiko jūs norite, ir jums gali pradėti matytis, kad jūs nerealistiškai yra toje pozicijoje, kokia jūs esate, visą tai, apie ką mes čia kalbame. Jeigu tai yra taip, jums bet kuriuo atveju reikėtų ieškoti būdų kažką keisti. Reikėtų ieškoti būdų, kaip suderinti šitos dalykus, kad jūsų tos svajonės, norai, kad tie norai turėtų realų pagrindą jūsų šiandieninėje veikloje. Kad matytųsi nors kažkur, tai kaip sakom, nes šviesa tam tunelio gale, ne? O ne tik tunelis. Kad būtų galimybė, šansas, darant tai, ką jūs darot, kada nors tai turėti. Tai va tokia. Ir mes tai vadiname, kad arba teks mažinti svajonės. Ir mes daug žmonių matėm, kurie tai darė, mažino svajonės ir nedidino pajamų, ir po to negyvom akim, negyvais žvilgsniais tiesiog keliauja prie gyvenimo, kas nėra labai geras būdas tokių gyventi. Ne? Kitas variantas yra didinti pajamas. Tai mes esame per Zinzino, mes esame tik tai viena iš struktūrų, kuri galime padėti jums tai daryti, bet jūsų aktyvaus dalyvavimo labai reikia ir jūs esate čia pagrindinis žmogus. Jūs ir jūsų verslas čia, Zinzino struktūra. Kitaip tariant, šitas verslas yra jūsų verslas. Ne mano, ne Zinzino, ne čia dar kažkieno sėdinčio, čia yra jūsų verslas, nuo jūsų prasideda jūsų teritorija. Ta labai svarbu suvokti. Dabar, kalbant apie trumpalaikius tikslus, na, čia ilgalaikiai būtų, ne?
yra daugybė visokiausių titulų, kiekvienas iš jų kažką tai reiškia. Aš šiandien panagrinėsiu tik tai bronzą, silver ir dar vieną titulą, tokį Extreme. Ir toliau mes tik pasižiūrėsim truputėlį, kas ten toliau vyksta iki Crown. Bet tikslas yra per pirmą mėnesį 2 įveikti pirmus 2 laiptelius. Tai yra bronzą ir silverį. Ir dar tokį Extreme. Tai yra 30-60 dienų tikslai. Tai yra labai labai svarbu. Dėl to, kad kai kiekvienas iš mūsų pradėsime įveikti šituos 2 laiptelius per pirmą mėnesį arba 2, tada mūsų įsigyvendins visų misija. Nes mūsų misija yra 1 milijardas žmonių. Na, bet tokiam skaičiui žmonių šiuo metu mes galime tiekti. Ir balanso aliejų, ir ekstendą, ir visą kitą, ką mes turime. Bet šiuo metu tiekiame 110-115 tūkstančių. Bet tie 115 tūkstančių yra labai patenkinti. Tai mes galim daryti prielaidą, kad ir kitas 115 tūkstančių bus patenkinti. Ir dar kitas, ir dar kitas, ir dar kitas. Kodėlgi mums to nepadarius? Ir aš noriu pasakyti, tai vis tiek įvyks. Tai bus padaryta. Tik tai klausimas, su kuo? Su mumis, su kitu žmogum. Ir man asmeniškai, jeigu grįžti prie šito paveikslėlio, aš galiu pasakyti, kad šituos produktus parduodančios struktūros jau turi daug pinigų. Tuo tarpu tai, ką mes veikiame, yra, mano nuomonė, tobulesnis dalykas, geresnis, subalansuotesnis, sveikesnis. Dėl to čia nuolatos didės vartotojų skaičius. Kitaip tariant, ir pinigų kiekis. Tai aš asmeniškai norėčiau dalyvauti ten, į kur ateis pinigai. Be to aš darau gerą darbą. Tai yra svarbu, sutinkant. Nes mes galim stebėti iš šalies, kaip tie pinigai vėl nuėjo pas ką nors kitą ir kažkas kitas gerai gyvena, arba galim patys būti tas kažkas kitas. Tai mes čia per Zinzino yra suteikta galimybė jums, aš netgi sakau kartais, aš net nekviečiu. Aš tiesiog paaiškinu, kad yra galimybė. Nes yra tekę kviesti žmonės labai aktyviai, po to jas kartoja, po to už juos viską turi daryti. Tai kaip parodai, kad yra galimybė, žmogus kartais atsirūšiuoja žmogus, kuris iš tikrųjų nori. Tai va tokia mano kvietimas. Dabar pirmiausia panagrinėkime tikslus ir tada pereisim prie struktūros. Tai dabar mes keliaukime prie 30-60 dienų tikslo, jūsų asmeninio tikslo. Kai startuojate jūs kaip partneris, pirmas jūsų tikslas yra 4 klientai. Dabar mes dar rekomenduojame tokią struktūrą, kad pirmas klientas jūs būtumėte patys savo, o šitie 3 būtų po jumis kaip klientų. Tai yra labai svarbu, dėl to, kad mūsų versle yra tokia, palengvinimas, pagerinimas klientams, kad jeigu klientas per jį yra registruoti 4 klientai, mūsų minėtas klientas gauna savo produktą nemokamai, nes kompanija apmoka jo sąskaitą. Jisai moka tik transportavimą. Tai jeigu jūs esate tas pirmas klientas ir jūs jau radot dar 4, tai tada jūs ir gaunat nemokamai. Jeigu jūsų tų klientų daugėja, jūs jau 2 produktus gaunat nemokamai, 3, 4, 5, tai yra labai gerai. Tai yra, kaip galima būtų sakyti, papildomos pajamos. Aišku, pagrindinės pajamos jau eina į jūsų kaip partnerio poziciją. Tai dabar, bet pirmas etapas yra 4 klientai. Dabar už tai mes gauname ir 10% nuo kiekvieno kliento pirmos įmokos. Plius mes nuo kiekvieno pasirašyto kliento gauname po vieną direktorių kelionės tašką. Viso reikia 100 taškų ir jūs keliaujate kartu į tą kelionę. Tai yra vieną kartą per metus vykstanti kelionė. Jinai yra į egzotišką kokią tai vietą pasaulyje. Tai gali būti Tenerife, tai gali būti Dubajus, tai gali būti Dominikos Respublika. Viskas yra apmokėta, jūs tik tai savo sąskaitą atkeliaujate iki oro uosto. Tai atkeliaujate, įlipat į lėktuvą ir toliau viskas apmokėta.
viešbučiai pakankamai brangus yra ir su visų maitinimu, su viskuo. Ir ten yra ir apmokymo programa, yra mokymai, kur lyderiai stipriausių dalinasi savo patirtimis. Tai yra ne tik tai poilsis, ne tik tai malonus pabendravimas su bendraminčiais, su tais, kurie irgi stengiasi ir pasiekia, bet ir pasidalinimas patirtimis. Tai yra visapusiškai svarbi ir naudinga kelionė ir nuo kiekvieno kliento jūs po taškelį gaunat, bet plus yra dar daugybė būdų, kaip jūs gaunate tų taškų. Taip pat 100 surinkti yra realu, jeigu jūs tik tai susiplanuojate tai padaryti. Toliau yra mentoriaus premija, tai yra svarbus dalykas, šiandien aš neišsiplėsiu, kas tai yra, bet tai yra svarbu. Ateityje, kuo toliau jūs darote tą verslą, tuo svarbesnė yra darosi. Na ir toliau yra sutilpus tie 4 klientai, kai atsiranda pas jūs kaip pas partneriai per 30 arba mažiau dienų, tai jums papildomai yra išmokomas 100 eurų. Tai yra labai labai svarbu, nes tai darbo jūs padarote tiek pat. Tik tai arba per 30 dienų, arba per daugiau. Bet darbo tai tiek pat. Valandų skaičius yra tas pats. Tai jūsų valandinį apmokėjimo įkainį 100 eurų pakelia gana stipriai. Tai štai, dvigubai, jeigu čia taip jau tiksliau kalbant, ne? Tai vis tik tai yra verta, mes kviečiame jūs tai padaryti, bet ne mes sprendžiam, o jūs. Tai yra jūsų verslas, jūs sprendžiate ir jūs kaip pavyzdingas studentas arba tas iš istorijos studentas, ne? Yra pavyzdingas studentas, kuris viską darė, turėjo 4 savaitės ir viską darė per 1 savaitės ir yra tas studentas standartinis, kuris paskutinę naktį bandė viską išmokti. Tai vat, būkit tas pavyzdingesnis studentas ir kuo arčiau 1 savaičių stenkitės įgyvendinti kuo daugiau tikslų. Tai dabar pirmas tikslas Smart Bronza, kaip ir aišku, išsėmėm šitą temą, ką reikia nuveikti. Dabar antras tikslas, jisai yra pasiekiamas keliais būdais. Jisai yra vadinamas tuo Silver. Ir Silver tai yra apyvartos, tik tai apyvartos kreditų skaičius. 4 klientai turi būti, ne mažiau, gali būti daugiau, bet ne mažiau. Ir toliau viskas skaičiuojasi apyvarta. Apyvarta tai yra kiek viso pirkimų kažkokių tai yra jūsų visoje organizacijoje. Dabar vienas iš tokių būdų, tai jeigu jūs 10 klientų, o ne 4 suregistruosite, čia yra kitas toksai X-Team, apie kurį aš kalbėjau, 10 klientų, tai jūs jau 4 turėjot, tai dar 6. Jūs pasieksite keletą labai svarbių dalykų. Jeigu jūs tai padarysit ne per 60 dienų, kaip čia prašyti, bet per 30 dienų. Dauguma žmonių, kurie tai padarė, ir reikia koncentruoti kuo didesnį skaičių tų klientų į 1 savaitę. Dauguma žmonių, kurie tai padarė, jiems apyvartos su 10 klientų jau užteko, kad tapti Silveriu. Tai yra labai naudinga, nes žiūrėkit, kas įvyko tokiu atveju. Už tai, kad 10 klientų atsirado, yra išmokama papildomai 150 eurų. Tai yra labai gerai. Plius dar yra nuo apyvartos. Plius, kai jūs 10 surinkat, jums pradeda dvigubinti apyvartą visą. Dvigubinti. Tai yra naudinga, nes tai yra žymiai lengviau pasiekti tą minėtą Silverį. Silveris yra 375. Jeigu jau dvigubina apyvartą, tai pusė tiek užtenka. Bus padvigubėję. Tai va, tai štai tai yra, ne tą pusę pasukau, labai svarbi detalė. Ir pasiimti pinigų ir įsijungti dvigubinimą apyvartos. Dabar grįžkime atgal ir žiūrėkim Silverį. Tai vienas iš būdų pasiekti Silverį, tai yra kuo daugiau klientų suregistruoti per pirmasias 1, 2, 3 savaitės arba 4. Jeigu vėl pasikartosiu, vienas klientas jūs esate pats savo, o visi kiti yra pajungti po jumis kaip klientų, tai 10 jeigu surinkot, jūs jau minimum 2 produktus nemokamus gausite savo. Plius prie visų šitų komisinių, kuriuos aš rodau. Dabar, tai kitas būdas pasiekti Silverį, kaip čia yra parodyta, tai yra keletas bent jau startavusių partnerių. Jeigu partneriai startuoja, jiems yra suteikta galimybė įsigyti paketą. Yra paketas,
dabar aš jį parodysiu, kurio kaina iš pirmo žvilgsnio atrodytų nemaža, bet tai yra mūsų rekomendacija pati stipriausia yra ties šito paketo. Kodėl? Kiekvieno produkto čia yra daugiau nei po vieną vienetą. Minimum 2, gali būti ir dar daugiau. Kitaip tariant, visą šitą komplektą galima padaryti į 2 dalis. Maždaug lygias. Padaryti visiškai lygias. 2 dalis. Ir tada, žiūrėkit, nuolaida yra čia jau parodyta 53%. Kitaip tariant, jūs sumokat pusę kainos. Tai pusę visų produktų, jeigu jūs parduodate už standartinę kainą, jūs likusią pusę produktų galite patys save testuoti ir naudoti ir pajausti, ką tie produktai su jumis keičia. O tai yra labai svarbu mūsų darbe turėti ir savo asmeninę nuomonę, nes jūs savo asmeninę nuomonę perduodate kitam žmogui, o ne kažkieno tai nuomonę. Tai yra svarbu išsibandyti. Tai dabar, 1000 eurų iš tikrųjų vertė yra 2025, ką norėčiau pabrėžti labai. Tai, ką mes veikiam, yra verslas. Išvardinkit man, kiek dar verslų galima pradėti su 1000 eurų. Labai mažai. Ir labai tiesiog abejotini tie verslai bus, ne? Taigi, turėkime omeny, kad mes startuodami, mes gauname daugybę privalumų visokiausių. Tai yra gamyba, kurios jau mums nebereikia tvarkyti. Tai yra ofisas, administravimas visas. Ką reiškia administravimas? Yra elektroninė sistema, į kurią mes suvedinėjame klientų duomenis. Ir visi užsakymai, apmokėjimai, užsakymai visi per tą sistemą. Jos kaina yra milžiniška. Tai yra daug milijonų eurų kainuoja. Ir mes ją naudojamės nuo pat starto. Yra pagalbos telefonas. Ir yra lietuviškai kalbančios mergaitės, kurios pakelia ragelį ir taiso visas klaidas, kurias mes pridirbame. Tai mes įvedėm duomenis ne taip, tai dar kažką, tai mes nežinom kažkokio tai dalyko, mes skambinam kiekvieną dieną, nors ir 100 kartų. Skambinam, klausim ir gaunam pagalbą. Toliau yra treneris, tas žmogus, kuris jūs mokina. Tas žmogus padeda jums. Toliau yra logistika, išvežioja. Viskas sužiūrėta, padaryta. Tai turint tai omeny, tai šita suma tampa, sakyčiau, labai santykinai maža. Plius, turėkit omeny, kad šitą sumą jūs išleidžiate ne kažkam kitam, jūs išleidžiate savo. Ir jeigu klientas užsimanė kažkokio tai produkto, jūs galite jį ir parduoti už grynus. Nors tai nėra pagrindinis dalykas, ką mes veikiam. Nes pagrindinis dalykas, ką mes veikiam, mes žmogų supažindinam su produktais, su jų poveikiais, su svarba ir tada registruojam tą žmogų su savo adresu, su savo elektroniniu paštu, su savo telefonu. Registruojam į elektroninę sistemą ir padedam jam apmokėti, suformuoti užsakymus, apmokėti ir gauti tiesiai savo adresu. Kitaip tariant, mes tik išmokinam naudoti Zinzino ir toliau tas procesas jau vyksta be mūsų. Tai toks mūsų tikslas yra. Mūsų tikslas nėra pardavinėti vienetais, turėkite omeny. Tai būtų labai neefektyvu, nes išvežioti turi išvežiojimo kompanijos, sandėliuoti turite ne jūs, o Zinzino ir panašiai. Ir investuoti papildomai į produktus, į sandėlio pas save sandėlyje, laikyti produktų, čia ne mūsų darbas, tai yra Zinzino darbas. Kitaip tariant, tai tų produktų mes tik tai vienetais parduodam kartais. Būna partneris atbėga, mūsų draugas sako, pasibaigė, pamiršau užsakyti, būk geras, atiduok savo. Jeigu jūs neturite nei vieno ir vėl jūs pralošite. Taip, kad čia yra tik tai išlošimas turėti. Aš visą laiką turiu spintelę tokią, kurioje yra pridėta visų produktų. Šį mėnesį yra išimtis, kurie jūsų naudai ir jūsų startuojančių partnerių naudai. Išimtis yra tokia, kad už tą pačią kainą, plus prie viso šito komplekto yra dar 5 testai. Vieno testo vertė yra apie 120 eurų. 5 testai, čia aš dar paminėsiu, kad yra 2017 metų balandžio mėnuo, ne? Kad būtų aišku.
Nes gal kas nors pažiūrės įrašą, sakys, o šį mėnesį kaip tik, 17 balandžio mėnuo iki mėnesio pabaigos. Tai dabar 5 testai. Aš nusipirkau šitą komplektą. Dar kartą. Šį mėnesį. Kodėl? Nes aš ir taip ar taip jau buvau nusprendęs nusipirkti testų, bet 5 arba 6. 6 testai man būtų kainavę net pačiom pigiausiom kainom, ten yra galimybė ten po 2 testus, man būtų apie 500 eurų kainavę. Tai kitaip tariant, tai aš už dar 500 eurų gaunu kalną produktų. Ne? Tai nėra jokios logikos nepirkti ir aš pats paėmiau ir padariau tą prašymą. Šiandien iš tikrųjų aš mokėjau. Tai vat, na, tokia mano rekomendacija. Dabar, jeigu pas jūs komandoje startavo 2 tokie, dar kartą uždėsiu tą skaidrę. Jeigu startavo toksai partneris jūsų komandoje, jums yra kreditais paskaičiuojama 150 dar plus 25. Tai viso 175. Tai dabar grįžkim atgal prie Silver skaidrės ir pasižiūrėkime, ne? Kasgi tas Silveris dabar yra. Silveris yra 375 kreditai. Jeigu 2 partneriai po 175, tai kiek gaunasi? 350. Tai mums te trūksta 14, o tie 14 iš tų klientų susirinko. Bet, kai jūs tampate Silverio, jums įsijungia dvigubinimas kreditų. Tai jeigu tą pačią savaitę jūs ir pasirašėt partnerį ir tapot Silveriu, o taip ir bus, nes gal, pavyzdžiui, vieną savaitę vieną pasirašėt, kitą savaitę kitą, tai to jau partnerio kreditai pasidvigubins. Kitaip tariant, jeigu jūs turite 2 partnerius ir 4 netgi klientus, jūs garantuotai tapot Silveriu. Dabar paaiškinimas labai svarbus yra šitoje vietoje, kodėl tai yra taip svarbu. Kodėl jums visiems yra taip svarbu siekti šito tikslo, užsibrėžti ir kodėl labai svarbu panaudoti visas įmanomas priemonės šitam tikslui įgyvendinti. Štai kur yra visa esmė. Pasižiūrėkite. Jūs įsivaizduokit, kad startavote kaip partneris, ne? Na, čia startavo klientus. Kaip aš minėjau, čia jūs pats esate klientas, o čia dar 3 klientai, 4 klientai. Jeigu jūs nusprendėte ir daugiau klientų pasirašėte, tai tik tai į naudą, į pliusą jums. Na, galim netgi parašyti, na, gerai palikim, kol kas tai būna 4. Dabar toliau jūs startavote 2 partnerius ir tapote Silveriu ir dar nesibaigė 30 dienų. Kas įvyko? Jūs pasiėmėte čia apie 200 eurų ir dar tapdami Smart Bronzą pasiėmėte dar apie 200 eurų. Apie 400 eurų pinigų gavot, bet įvyko labai svarbus momentas dar vienas. Jūs surinkote 400 galimai kreditų. 400 kreditų, ką tai reiškia? Jeigu šitie 2 jūsų partneriai per kitas 30 dienų taps Silveriais, tai vat nupieškite, jie startavo, pas juos atsirado klientų, atsirado partnerių. Ir čia dar nesibaigė 30 dienų nuo šitos vietos. Čia nuo starto jūsų. Ką tai reiškia? Kad jūsų apyvarta padvigubėjo. Nes dabar kiekvienas sukūrė po 400 kredito apyvartos. Įsivaizduojate, taip? Dabar visas komisinių planas yra paskaičiuotas štai kaip. Dabar aš grįšiu atgal prie komisinių plano lentelės. Visas komisinių planas yra paskaičiuotas taip. 2 Silveriai jūsų komandoje, jūs tapote Goldu. Dabar, jeigu čia toliau prasitęsia ta grandinė, kas vyksta balandžio mėnesį, jeigu Goldu turi? Jeigu balandžio mėnesį 2017 metais jūs tampate Goldu, jūs gaunate nemokamą bilietą į Oslo renginį,
kuris kainuoja jo vertė yra apie 200 eurų. Tai jūs gaunate nemokamai ir plus dar 5 testai papildomai. 5 eurų. Atsiprašau, 5 eurų. Tai jeigu jūs padėjote 2 žmonėms tapti silveriais šį mėnesį, jūs tada be to, kad gavote goldo pajamas, jūs dar ir gavote papildomus privalumus. O tiem žmonėm irgi gerai, nes jie pasiekė savo rezultatus. Dabar, jeigu čia prasidėsia procesas, įsivaizduokit, čia yra kiekvienas žmogus ir tik tai keletas tikslų. Nes nuo kiekvieno sekančio žmogaus mes visą kitą galim pasiekti ir paišyti, tai kaip vėl nuo čia viskas prasidėjo. Teisingai? Tai jeigu kiekvienas startavęs partneris labai atsakingai ir rimtai žiūrėsi pirmų 30 dienų tikslus, tada kiekvieną sekantį mėnesį čia bus 4 silveriai, čia bus 2 goldai. 2 goldai jūsų komandoje, jūs tapote executive. Visas komisinių planas, net nereikia skaityti, labai lengva. 2 executive jūs tapot platinum, 2 platinos jūs tapote deimantu. Ir taip viskas toliau sustruktūrizuota. Ir tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų tiesiog 30 dienų atsakingo darbo. Na, o jeigu kažkas ir nesigavo, tada reikia kartuoti. Kartuoti ir su partneriais, ir pačiam. Dabar šiek tiek noriu parodyti, kągi tai reiškia. Taigi, jeigu jau mes atkeliavome iki executive pajamos 4 silveriai arba 2 goldai. Čia vienas goldas, kitas goldas. Yra apie 700 eurų. Ir toliau, jeigu yra 4 executive, 2 executive yra platina, platina gauna apie kelis 2, 3, 4 tūkstančius eurų kartais. Iki 2-3 tūkstančius, gal taip sakyčiau, eurų. O kai jau yra 2 platinos arba 4 executive, tai tada šitoje struktūroje žmogus yra vadinamas deimantu, jo pajamos yra apie 4000 eurų ir daugiau. Ir toliau, jeigu yra jau 4 deimantai, jeigu 2 deimantai, tai žmogus tampa direktoriumi, jeigu 2 direktoriai arba 4 deimantai, tai tada tokiu atveju šitoje struktūroje žmogus yra vadinamas Crown, karūna, 12 000 eurų ir tai yra tik tai pradžia. Čia yra pradžia, mes turime žmonių šitoje salėje, kurie yra šitam laiptelėje arba aukštesniam. Ir turiu tokių ne vieną. Tai dar kartą pasikartoju. Siekime, kad kiekvienas startavęs padarykime viską, kas įmanoma ir kas neįmanoma, kad taptume silver. Tai yra nedidelė užduotis ir koncentruokime visas priemonės į tai. Ir į laiką. Čia labai aiškus ir terminas ir ką reikia padaryti. Gerai, tada čia viskas aišku, matot, 2 goldai executive'as, 2 executive platina, 2 platinas deimantas, 2 deimantai direktorius, 2 direktoriai crownas ir čia yra ne pabaiga. Čia yra tik tai pradžia. Dabar, kasgi mums gali padėti visą tai įgyvendinti. Mes vieni to nepadarysim, dėja. Be patirties dar nesame matę nei vieno žmogaus, kuris pats vienas be patirties tai būtų įgyvendintas. Mes esame matę žmonių, kurie su patirtim tai įgyvendino, tai buvo ne pirmas kartas, kai jie tai darė. Mes esame matę žmonių, kurie su pagalba tai įgyvendino, tai mes ir rekomenduojame, darykite tai su pagalba, darykite, įgaukite patirtį, pasinaudokite kitų žmonių patirtimi. Dabar mokymai mūsų struktūroje yra 2 tipų. Pirmas tipas yra asmeniniai mokymai. Tai yra asmeninis darbas su savo treneriu. Šitiem žmonėms jūs esate treneris, jums tas, kas jums padeda startuoti. Tai yra jūsų asmeninis darbas su asmeniniu treneriu. Kaip ir bet kuriam sporte ar kaip tokiuose rezultatuose, geriausia, kad tai būtų gal ir kasdieną ir kaip sakant, jokiam sporte nebus taip, kad jūs vieną kartą susitikot su treneriu per mėnesį ir po to patys ten kažką tai reikia, neaišku ką. Tai arba dar blogiau iš vis be jokio trenerio patys bandote pasiekti rezultatus. Tai tikrai pridarysite klaidų, sužalosite save, kitus. Dabar čia svarbu su treneriu asmeniškai, kokios treniruotės yra. 3 tipų treniruotės. Pirmo tipo treniruotė, tai yra startinis
susitikimas. Kai jūs susitinkate, pasiimat štai tą knygutę Express Packet. Ir čia viską nuo pirmo puslapio jūs žiūrite, tai koks yra, aiškinatės šitą, aiškinatės, kas tie žmonės, sąrašą peržiūrit ir taip toliau. Man kas čia yra nurodyta startinio susitikimo. Tai yra pirmas asmeninis mokymų tipas. Antras asmeninių mokymų tipas yra susitikimai. Jau gyvai susitikime jūsų treneris, jūs ir jūsų potencialus arba klientas, arba partneris, arba tiesiog šeimos narys, ar kažkas, tai dar vienas žmogus. Ir tada jūsų treneris turi galimybę, parodyti savo patirtį. O jūs mokinatės, jūs kopijuojate. Tai čia yra antras tipas mokymų, jie yra labai svarbus. Kopijuokite patirtį iš tų, kas jau turi jos. Trečias tipas mokymų yra vadinamas coachingu, ne? Tai yra, kai jūs prieš susitikimą aptarėte, ką jūs veiksite tam susitikime, po susitikimo aptarėte, kas buvo gerai, kas buvo ne taip, ir prie coachingo yra iš coachingui ir visiems trim tipam mokymų iniciatyva turi būti jūsų. Tai yra jūsų verslas, iš jūsų sklinda iniciatyva. Jūs turite neduoti ramybės tam savo treneriui ir pasakyti, tu mane pasirašei partneriu, dabar dirba. Einam, darom. Ir mokinamės ir taip turi vykti. Ne, treneris turi spausti jūs, nes tai neteisinga tada. O jūs turite spausti savo trenerį. Tai būtų teisingiausia. Dabar, tai čia pirma grupė mokymų, tai yra asmeniniai mokymai. Asmeniniai. Antra grupė mokymų yra komandiniai mokymai ir tokius mes turime šiandieną. Ne? Dabar čia pirmos dvi dalys tos sistemos, tai yra tie asmeniniai ir susitikimai. Čia yra vadinama trumpas pristatymas verslo potencialiam partneriui, trumpas pristatymas produktų ir sprendimų, kaip įspręsti sveikatos klausimus. Ir dar toksai yra dalykas Zidzino party arba vakarėlis, sveikatos vakarėlis. Žmonės labai mėgsta juos eiti. Ypač mažesniuose miestuose labai patinka jiems toks dalykas. Kai juos pakviečia, sako, ateik, tau pirkti nebūtinai reikės, galėsi ir visai nepirkti, bet tu bent jau sužinosi, tu išgirsi, kas yra naujo. Ir bus keletas dar daugiau. Ir žmonėms patinka tas, kai jie ateina, yra viena tik tai taisyklė. Šitam vakarėlyje turėtų būti bent vienu žmogum daugiau, kuris jau turi patirties fizinių pokyčių savo kūne. Jis pajuto, kad balanso aliejus turi gerą poveikį, kad extendas turi gerą poveikį, kad šeikas turi. Kuo daugiau tų poveikių pajuto tie žmonės, tuo dar sėkmingesnis tas vakarėlis. Mes nekuriam, neišsigalvojam, turim tikrai būti sąžiningai patyrę tie žmonės ir tada dalintis, nuoširdžiai atvirai pasidalinti savo poveikiais. Tai dabar, kai jie pasidalina tais poveikiais, bent vienu tokiu žmogum turi būti daugiau negu tie, kurie pirmą kartą girdi. Toks susirinkimas, kaip taisyklė, baigėsi tuom, kad gal žmogus ir negalvoja nieko pirkti, bet labai dažnai paima ir nusiperka arba bent jau apsisprendžia, kad kai tik tai pas jį atsiras tiek pinigų, jis tikrai pirks. Kodėl? Nes mes nespaudžiam žmonių pirkti, bet jie patys pradeda suvokti, kiek daug jie praranda to nedarydami. Ir tada jie tiesiog patys savo norų nusprendžia. Niekada nereikia spausti ar kažkaip tai versti tą žmogų. Jūsų tikslas yra maloniai pasidalinti patirtimis, netgi dažnai paklausiant to žmogaus. Ar buvo aišku, tą ką aš šiandieną darau. Aš paklausiu, ar aš aiškiai paaiškinau ten tą dalį, ar tą dalį aiškiai. O kokias medžiagas, tai čia aš kalbėjau, aš daug klausimų užduodu. Gal netgi jūs jau žinote medžiagas, kurių per daug suvalgo žmogus. Gal žinote, kurių per mažai. Reiškia, aš tiesiog natūraliai bendrauju su žmogum ir tiesiog kalbuosi ir klausiu ir noriu girdėti jo nuomonę. Ir tai labai labai svarbu yra. Tai dabar, tai čia yra ir antri pasimatymai. Tai va čia yra tie asmeniniai. Dabar šiandien tai, ką mes čia veikiame, yra vadinama
biznio pristatymas, verslo pristatymas ir tai yra komandinis susirinkimas. Mes dažniausiai tai darom viešbutyje, tai yra neutrali erdvė. Ir šitam susirinkime mes išgirstame iš jau profesionalo didžiausią dalį laiko dirbančio tam regione galbūt. Iš to žmogaus mes girdime jo patirtį, jo tuos išgyvenimus visus, jo patarimus ir jo pasidalinimą. Ir taip pat dalinamės tarpusavyje kiekvienas. Per pertrauką, o prieš prasidedant, o pasibaigus, gali pačiupti už rankos Lauriną ir sakai, Laurinai, tu sportininkas, aš irgi pažįstu sportininkų, ar tu man gali pasakyti, ką tu ten pajutai. Jonai, tu ten buvai Ispanijoje, ir Italijoje, ir Amerikoje, ir va, turi Petrą iš New Yorko, kaip tu tai darai? Ir taip toliau, Svajone, ką tu darai? Ramona, ką tu darai? Kokių potyrių tu turėjai, kokie tavo klientai ir panašiai. Tai yra komandinis susirinkimas, kur jūs kiekvienas padeda kiekvienam. Čia mes laikome, kad mes esame geriausi draugai ir taip ir yra iš tikrųjų, dėl to, kad mes tą pačią kryptimį keliaujame ir viens kitam padėdami, mes tik tai daugiau nuveiksim. Tai čia yra biznio prezentacija. Kitas tipas mokymų, dabar pastebėkite, šiandien didžioji dalis visko, ką jūs girdite, yra susijęs su pirmų tikslų pasiekimu. Yra su bronzos ir silverio siekimu. Teisingai ar ne? Aš nieko jums nepasakoju, kaip būti gerų trenerių kitiems. Teisingai ar ne? Jūs girdite tik tai apie produktus, apie jų poveikius, apie pirmuosius žingsnius, ane? Bet jūs nieko negirdite apie tai, o jeigu aš jau turiu partnerių, ką man su jais veikti? Ane? Kaip man, kokie iššūkiai manęs laukia, štai kur yra šitie mokymai. BPS, biznio planavimo sesija. Ir tokios sesijos anksčiau mes darydavom kas mėnesį ir nuo šiandien mes vėl pradedam tai daryti kas mėnesį. Išskyrus tuos mėnesius, kai vyks renginys. Renginys yra dar viena mokymų dalis, tai dabar BPS-ai supratot, kam reikalingi, ne? Tai iki Silver, Bronze ir Extreme jūs ten nebūtinai turite dalyvauti, ne? Jeigu jūs dar neturite partnerių, aišku, jeigu jūs jau planuojate, kad netrukus turėsite, tai būtų gerai, kad jūs ten pasirodytumėte. Bet jeigu jūs jau turit partnerių, tai jūs, čia jau jum yra skirta. Čia tie, kas dėsto nuo scenos, jie jau turbūt žino, aišku, visada gerai pasikartoti yra, bet labiausiai tai yra skirta jums, tiem, kas turite treniruojamųjų. Supratote, ne? Tai jūs būkit sąmoningi ir kai jau išgirsite, kad yra paskelbtas GPS-as, iš karto tą pačią dieną, tą pačią akimirką priimkit sprendimą, apsibraukit kalendorijoje ir būkit tenai. Nepraleiskit, tai yra jums. Eventas artėjantį mėnesį, 13 dieną, Kauno Žalgirio arenoje įvyks renginys. Dabar, kągi mes veikiame renginyje? Renginys yra kitas grupinis komandinis mokymas, kur susirenka visa organizacija vienoje šalyje, o kartais būna renginių, kur susirenka daugiau negu vienos šalies partneriai. Tai kai Osle bus renginys, jisai bus Liepos, kas mane pataisykit? Birželio 29. Birželio 29, Liepos 1, ane? Kelinta? Antra. Yra teamzinzino.lt kalendoriai. Ten paspaudžiat, ten yra datos visos. Yra visų štai biznio prezentacijų datos. Kai kurios iš tų prezentacijų yra paskelbiamos dieną prieš. Tai kad jūs stebėkit, jeigu tik tai galvojat, ar rytoj kas nors vyksta, atsidarykit. Ir net kartais, jeigu šiandien norit sužinoti, ar vyksta, atsidarykit ir pasižiūrėkit. Ten yra ir renginiai visi pažymimi, ir BPS-ai, viskas. teamzinzino.lt kalendoriai ir teamzinzino Lietuva kalendorius. Tai dabar, tai čia Oslas, būtinai dalyvaukite, galit ar negalit Osle. Bus ir vertimas į rusų kalbą ir tai yra pats geriausias būdas
būdas praleisti tas kelias dienas. Aš jau galiu užtikrintai tai pasakyti, nes aš dalyvauju, ir Jonas, čia yra ir Svajonė, mes dalyvaujame, ir Ramona dalyvaujam, mes su Jonu dalyvaujame jau nuo 2011 metų, jeigu neklystu. Tai nuo 2011 metų nesam praleidę nei vieno renginio. Aš jums galiu pasakyti, kad aš pažįstu žmonių, kuriem nelabai gaunasi ir jie yra praleidę renginių, bet nepažįstu nei vieno, kuris, reiškia, buvo visuose renginiuose ir jam dar visiškai niekas nesigauna. Visi iki vieno, kurie buvo visuose renginiuose, ten tas renginys yra kūriamas taip. Patys labiausiai patyrę lyderiai suka galvas, kaip padėti jums. Kaip padėti jums, kad jums pavyktų. Ir tada kviečiami geriausi iš geriausių, darantys tą patį, ką jūs ir ką aš. Pasidalinti savo patirtimis. Ir kviečiami mokslininkai ir taip toliau. Ir tai, kas yra patiriama renginį, neįmanoma perteikti niekaip. Nei video medžiagą, nei webinarų, nei papasakoti, tai neįmanoma. Tai yra tiesiog reikia pabūti tenai. Na, o dabar apie Lietuvos renginį. Lietuvos renginys 13 dieną kito mėnesio, 2017 gegužės 13. Renginys bus Žalgirio arenoje, jame dalyvaus Finn Olaf Nensen, tai yra žmogus, kuris buvo, jeigu neklystu, Kraunas, kai aš pasirašiau kontraktą. Jisai jau buvo tas, kur mes galvojam, kad iš viso nepasiekėme, ne? Kai kas, sėdime ir galvojame, kad aš kada nors tapčiau bent kokiu deimantu, ne? O jisai jau tada buvo. Tai va šitas žmogus bus čia Lietuvoje. Ir bus lyderiai stipriausi Lietuvos, pasidalins patirtimis. Ir aš tikiu, kad mes dar dirbam šiuo metu ir galbūt dar turėsim daug gražių staigmenų. Galbūt dar bus žmonių, kurie dar nepatvirtino, kad bus tenai. Ir dalyvaukite. Tai yra jums skirta. Tai dabar čia yra komandiniai mokymai. Visos tų komandinių mokymų dalys yra svarbios. Būkite visos. Gerai, tai dabar apie šitą aš pabaigiau. Dabar labai svarbi detalė, ne? Štai jūs nusprendėte, kad jūs jau startuojate, jūs užsipildėte čia pirmosius puslapius, jūs susirašėte kontaktų sąrašą. Jūs susirašėte pirmus 10 partnerių, pirmus 10 klientų, kurie jums atrodo, kad susidomėtų. Dabar laikas atėjo su jais susisiekti. Ir vieniems partneriams tai yra vienas juokas, jie paima telefoną ir alio, kur tu, važiuok čia ir viskas. Labai lengva. Bet yra kitų partnerių, kuriem tai yra iššūkis. Ir šiandien dieną aš jūs pamokinsiu dalyko, kuris jums tiesiog palengvins jūsų gyvenimą labai radikaliai. Ir dauguma iš jūsų, gal net visi iki vieno, išskyrus vieną kitą žmogų, tai girdėsite pirmą kartą. Taip. Dėl to, kad aš padirbėjau labai atsakingai praeitas, nežinau, kiek savaičių, ir aš kalbėjausi su visais lyderiais, su stipriausiais, geriausiais, kuriem labiausiai gaunasi, ir aš kaupiau visą patirtį. Ir aš šiandien ją jau gavau. Ir aš žiūrėjau, kur mes padarėm klaidų, o kas tas klaidas ištaisė, kas dar geriau padarė negu visi kiti. O kažkas kitas kažką kito geriau padarė. Tai va, aš šiandien tą perduodu. Dabar prie šitos skaidrės mes dar grįšime, o čia yra Express Starte, yra aprašyta daugybė skambučio variantų. Aš jums pateiksiu šiandieną ne Express Starto skambučio variantą. Garantuotai veikiantį. Ir mano nuomonė, aišku, čia galima prisilaikyti tos struktūros, bet ir kai tą skambutį jūs išgirsite, kaip aš jį atlieku, tai jūs suprasite, kad aš vis tiek kažkuria prasme prisilaikau struktūros. Bet net jeigu aš nesilaikyčiau jokios struktūros, jisai vis tiek paveiktų. Tai mums visiems yra labai svarbu tiesa. Tas skambutis yra, jame yra tik tai kelios rekomendacijos. Sakyčiau, pagrindinės, tai yra 3. Pirma rekomendacija, aš jokių būdų nedarau jokio pristatymo.
Nei apie verslą aš nieko ten nepasakoju, nei apie produktus. Mano tikslas tik tai susitarti susitikimą. Viskas. Nes telefonu čia nepapasakosiu visko, jūs jau čia esate jau kuris laikas ir jūs įsivaizduojate, kad viso šito perteikti neįmanoma telefonu. Tiesa? Antra taisyklė. Gale to skambučio jūs privalot pasakyti, jeigu jūs busit ne vienas, kad tai, dar kažkas tai kolega bus su jumis, ne? Tas treneris jūs. Jūs pasakot, kad kolega. Ir trečia, pati svarbiausia taisyklė turbūt, visos iš tikrųjų 3 svarbios, bet trečia, keičiant reikalą, atpalaiduojant jūs nuo streso, jinai yra tokia. Kai jūs paskambinat, gerai, pradžioj pasakysiu, o po to įrėminsiu ją į visą skambutį. Kai jau atėjo laikas pasakyti priežastį, žmogus sako, tai dėl ko mes čia susitinkam, jūsų tikslas pasakyti, proto ribose, bet kuo daugiau priežasčių. Tai pavyzdžiui, įrėminsiu dabar į visą skambutį, tai jų natūraliai pasigirs ir jūs suprasit, kad jūs tai galit natūraliai padaryti. Aš paskambinu, sakykime, įsivaizduokim, kad Jonai paskambino. Sveikas, Jonai. Kaip tu laikaisi? Gyvas? Sveikas. Ir jūs. Klausyk, aš noriu tave pamatyti. Sakyk, dėl ko? Kas atsitiko? Viskas gerai, bet žinau, jau prisikaupė visko čia. Ir seniai mačiau tave, ir kavos noriu išgerti, ir dar turiu temų pasikalbėti, ir noriu sužinoti, kaip tu laikaisi. Dar turiu kai ką tavęs paklausti, biškai dar norėsiu gal kai ką tu man ten pagelbėsi. Kada turi laiko? Viskas. Viskas. Volia, susitarėt. Žinot kodėl? Nebebus jokių klausimų, jokio nenatūralumo. Jūs visiškai natūraliai susitarsit. Nes kai jūs pateikėt tiek variantų, nebėra ką klausti. Viskas. Patas. Matas, nežinau kas tai dar. Ir be to, tai yra visiška tiesa. Tai nėra jokia nei ten kažkokia struktūra, kurioje jūs tada, nes tai yra tiesa. Jūs iš tikrųjų pažįstate tos žmonės ir jūs iš tikrųjų norite visą tai gyventi, ne? Ir galbūt netgi per pirmą susitikimą jūs net ne visą programą įgyvensite. Gal jūs nebespėsit paklausti, čia turbūt vėjas, galbūt Ramonai būtų, arba Jonai, nežinau, kas galėtumėt uždaryti, ten nagas yra anam kambariukė. Tai dabar supratot mintį, ne? Paprasta, atpalaiduoja tai jūs. Ir be to tai formuoja dar labai gerai jūsų protą, kas vyks susitikime. Tai ir vyks, jūs paklausite, tai kaip tu gyvas, kaip tu laikaisi, žinai, kas pas tave gero, kas naujo, kaip tu gyveni, kuom tu gyveni. Pavyzdžiui, pas mane atvažiavo draugas, ne taip seniai, ir kai pradėjo pasakoti, aš galvoju, čia neįgizinzinu. Čia tikrai geriau, jeigu jisai pasakoja viską, kas vyksta. Ir aš iš viso tą mintį išbraukiau iš sąrašo, absoliučiai. Ir mes kalbėjomės, ir aš po to sakau, žinai, tu bet kada tau reikės, tu tiesiog skambink ir atvažiuok. Ir mano durys visą laiką atviros, atvažiuok, gersim arbatą, kalbėsimės. Ir šiandien tas draugas atvažiavo, mes ir vėl kalbamės, taip toliau, bet mes jau išsėmėm tas temas. Ir tada jisai sako, bet tai ką tu veiki? Ir aš visiškai neturėjau jokios minties ir nieko pasakoti. Aš norėjau, kad jis tiesiog pabūtų, gerai pasijaustų ir pagertų arbatos. Aš sakau, žinai, jeigu tau galėčiau nupiešti kai ką, tai aš tada tau, tiesiog man kitaip bus per sudėtinga paaiškinti, ką aš veikiu. Sako, aš galvoju, kad tu su kava dirbi. Sako, taip, bet tik tai 15%. Sakau, visą kitą, sako, gerai, nupieš, man labai įdomu. Ir aš pradėjau paišyti dėl to, kad tiesiog būtų aišku, ką aš veikiu. Ir aš visiškai jokios nebuvo minties, kad jisai čia kažką tai dirbtų ir panašiai. Ir jisai sako, tai testą tai tikrai darysim. Ir man to balanso irgi reikia. Sako, aš turiu bėdų, čia su sveikata ir aš noriu ir to balanso. Ir man ir to reikia. Ir po to jisai man sako, tu žinai,
Ir tos pajamos papildomos man tikrai nepakenktų. Ir aš nieko visiškai, absoliučiai, jokios minties nebuvo apie tai pakalbėti šiandien. Ir vat viskas įvyko savaime, tiesiog taip. Tai dabar skambutį tiesiog išsivalėm visi, ne? Ir galim nuo šiandien pradėti nuo etapo, kai mes ir skambutis mūsų įrėmins ir susitikimą mes padarysime geriau, mes daugiau laiko paskirsime dėmesio tam žmogui. Dabar grįžtam prie šitų veidukų. Na, tie veidukai tai yra, tiek mes patys esame tie veidukai, tai būna dienų, kai mes esame štai tas veidukas, o būna dienų, kai mes esame tas. Tiesa? Na, čia galima prie šitų veidukų galima kalbėti visą atskirą paskaitą, ne? Na, gal kai mes toks veidukas, arba kažką tai reikėtų padaryti, kad nebebūtume toks, o kad būtume bent jau toks arba toks, pasišypsot prieš veidrodį ar ką nors, nežinau, kažką savo paskirti dėmesio, kažkaip tai paspręsti. Jeigu kiekvieną dieną jūs esate tas veidukas, tada rimtai reikėtų susirinkti ir kažką tai daryti. Ir beje, kiekvienam žmogui buvo etapas, kai mes buvome toks veidukas, tiesa? Ir mes kažkaip tai sprendėm tą, gal vieniem ilgesnis, kitiem trumpesnis, bet tai nutinka. Tai reikia spręsti, nes gyvenimas yra, kaip sakant, bėga, laikas bėga. Ir kuo daugiau mes būdų surandame būti va tokiais, tai tuo mums yra lengviau. Bet kartais, aišku, aš jums galiu pasakyti vieną tokį, kai kas mes galvojame, kad mes ruošimės darysim, vieną dieną jau išstartuosim. Tai jeigu taip yra, tai galvojam, mes dabar išėdė pabusim tokie, bet mes jau labai ruošimės. Tai tada gal jau geriau ir toks reikėti susitikimą. Tiek to. Nes galbūt tas susitikimas susitikėjas. Tik tai susitikime tada nuspręskit jau nekalbėti apie tas, nes tiesiog pasikalbėkit su žmogumi ir daugiau klausykitės. Paklauskit, kaip laikosi jūsų draugas ir galbūt jisai padės jums pasijausti tokiu. Kas beje man nutiko šiandieną. Irgi mano tas draugas, nors rūpesčių daug, bet kaip jisai juos reaguoja, tai mes abu tokiais pavirtom su juo. Dabar iš sąrašo, aišku, irgi būtų gerai, kad jūs parinktumėt bent pirmus susitikimus. Galima, aišku, pasirinkti strategiją, praeiti per vieną kitą tokį, tai bus labai stipri treniruotė, bet jeigu jūs, kaip sakant, šito sporto dar nesportavę, gali nuplyšti kas nors man dar nutrūkti. Tai, žinau, gal geriau, kad būtų lengvesni tie. Maratonas iš karto. Jo, iš karto maratoną bėgti, tai gal nereikėtų taip savęs įtempti, gal reikėtų šitaip pasakyti. Na ir tiek gal ties tais veidukais aš jau čia nebeapsistosiu ir aš jau einu į pabaigą. Kęstai, kaip dėl kolegos? Dėl ko? Dėl kolegos. Katro? Ai, dėl kolegos skambutyje. Labai geras klausimas, ačiū. Dėl kolegos. Jeigu jūs nusprendėte, kad tame susitikime, tą kartą jūs kalbate su žmogum, pavyzdžiui, jūs labai seniai matėte. Prieš 5 metų, prieš 10 metų, prieš 2 metus, prieš metus. Gal jūs tada to kolegos ir nesiveskite ir gal jūs tiesiog pabendraukite. Ir jūsų tikslas ten tylėti, jūsų tikslas klausimais, tiesiog sužinoti, kaip laikosi tas žmogus, kas pasigyvenime vyksta. Nes galbūt visiškai netinkamas momentas iš viso kalbėti apie ką nors kito. Gal pas jį yra tiek rūpesčių, kad gal jūs apskritai kažko gal padėti jam galite. Galbūt tiesiog pabūti šalia galite, ne? Iš antro karto, pavyzdžiui. Tiesiog jūs turit pribręsti su tuo žmogum iki kažkokio tai pokalbio apie tai, ką jūs veikiate, ne? Gerai, dabar dar vienas dalykas, ką jūs galite panaudoti. Jūs paklausite. Tai ką tu veiki? Jūs galite pasakyti taip, aš dabar dirbu su naujausiomis sveikatos išlaikymo technologijomis. Į Lietuvą testai, su kuriais mes dirbame, ateis po 5-10 metų tik taip. Užsirašykite tą frazę. Tai yra labai gera frazė.
dirbu šiuo metu su naujausiamis sveikatos išlaikymo technologijomis. Ir tyrimai, tai yra laboratoriniai, tikri tyrimai, jie keliaus į Lietuvą po 50 metų tik tai. Jeigu jūs tai pasakysit, dauguma žmonių sakys, wow, kas tai yra. Ir tada jūs sakysit, žinai, yra daug. Aš dirbu su naujausia, arba su naujausiomis, arba vienaskaita, arba daugiskaita, sveikatos išlaikymo technologija arba technologijomis. Nes mes dirbam daugiau negu su viena. Ir tai tikrai yra naujausia, ir tai yra tikrai sveikatos išlaikymo. Tai yra visiškai tiesa, tai yra labai gera frazė ir mes galime padėkoti už ją Ramonai, nes tai Ramonos yra kūrinys. Ramona daug laiko dirbo ir naudojo skirtingai, nes kai tu pateiki, ką tu veiki, tai užduotis nėra lengva. Dėl to, kad tu kai pateiki, tai tu turi gyvendinti, tu turi pasakyti tiesą, vienas punktas. Antras punktas, tu turi nepasakyti per daug, kad nepapultum į tupiką, kad žmogui būtų įdomu, kad jisai sakytų, o, wow, kas čia tokio yra, ir kad jis norėtų. Ir turi nemikčioti ir turi būti kažkaip aišku, kas tai yra, ne? Tai nėra paprasta užduotis. Tai Ramona pradirbo vieną variantą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, 10 ir galiausiai šitas variantas duoda daugiausia naudos. Jame yra užkoduota labai daug. Naujausiomis sveikatos technologijomis jau yra įdomu. Testas ateis į Lietuvą tik tai po 50 metų. Tai yra labai gerai, nes jūs per susitikimą jau nebegausit klausimo, o kodėl čia Lietuvoje nedaroma arba panašiai. Visi supras iš karto naujausią technologiją, reikia, viskas aišku, Norvegija daro. Jau baigiam, aš jau matau, kad jau žiūrite laikrodžius. Iš tikrųjų, aš tai jau praktiškai baigiau, bet labai geras klausimas, ačiū labai. Jo, užsirašėme, ne? Kitas variantas dar, ką jūs galite pasakyti, jeigu jūs tą žmogų matote jau kaip partnerį verslo, jūs galite pasakyti, aš dirbu su naujausiamis sveikatos išlaikymo technologijomis, testai ateis į Lietuvą po 50 metų, bet aš esu ne vienas, aš turiu kolegą ir aš galvojau apie tave. Aš galvojau, kad mums iš tikrųjų būtų įdomu pasišnekėti ir gal aš galėčiau su juo suderinti pasimatymą ir mes tada visi trys pasikalbėtume. Jeigu tau įdomu. Įdomu, tai tvarkoju, aš tada suderinsiu pasimatymą. Ne, šitą irgi galite užsirašyti. Čia partneris ar klientas iš tikrųjų pagalvoju. Na, šypsokitės, čia yra 4 nauji susitikimai per savaitę tiem, kas bent jau truputį dirbate, ne? tą savaitę, kai dirbat. 2-3 galbūt pasimatymai ir gali būti, kad 2 žmonės startavo. Startiniai susitikimai arba coachinimai jūs darote. Kiekvienas moko kiekvieną, tai mes jau kalbėjom. Semkitės patirties iš visų. Bendravimas tai yra pagrindas, tai yra tiesiog draugaukit, bendraukit, būkite atviri ir nuoširdūs. Ir asmeninis tobulėjimas yra labai svarbus, tai yra ir asmeniniai mokymai su savo treneriu, su jo treneriu, ir komandiniai, tai yra renginiai. Ir be jokios abejonės yra daug labai garso įrašų, ir knygų, ir knygučių, ir visko. Tiesiog šiais laikais yra prieinama labai dideli kiekiai ir labai vertingos informacijos. Darykite tai kiekvieną dieną. Na, jei norim, kad mano gyvenimas keistusi, mano mąstymas pirmiausia turi keistis. Tai vat, mes kviečiame jūs, norime įkvėpti pokyčius jūsų gyvenime, savo gyvenime taip pat. Tai tokia antra dalis. Ačiū labai, aš pripažįsiu, kad mes esame šitą. Nuoširdžiausia